Individualios veiklos PVM sąskaitos faktūros išrašymas nuo A iki Z. PVM sąskaitos faktūros išrašymas nėra sudėtingas, tačiau yra dalykų, kuriuos geriau žinoti negu vargti. Atsiverčiame tuščią PVM sąskaitos faktūros šabloną, kurį galima atsisiųsti iš individualiveikla.lt svetainės. Tikslus atsisiuntimo adresas yra individualiveikla.lt šablonai PVM sąskaita faktūra. Internetinis adresas rašomas be lietuviškų raidžių. Taip pat šablono atsisiuntimo adresas nurodytas šio filmuko komentaruose. Pradedame pildyti PVM sąskaitos faktūros šabloną. Pirmiausia įrašome PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį. Serijos ir numerio kombinacija niekuomet neturi kartotis. Toliau įrašome PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą. Užpildykime pardavėjo duomenis. Įrašome PVM sąskaitą faktūrą išrašančio asmens, tai yra individualios veiklos vykdytojo vardą ir pavardę. Įrašome individualios veiklos vykdymo pažymos numerį. Įrašome pardavėjo PVM mokėtojo kodą. Įrašome individualios veiklos vykdytojo adresą, būtent tą, kurį esate nurodę mokesčių inspekcijoje, registruodami individualią veiklą. Ir įrašome savo banko sąskaitos numerį. Tos sąskaitos, į kurią turi sumokėti jūsų klientas, pagal išrašomą PVM sąskaitą faktūrą. Užpildykime pirkėjo duomenis. Įrašome PVM sąskaitą faktūrą gaunančiojo pavadinimą, jeigu tai įmonė arba vardą ir pavardę, jeigu tai fizinis asmuo arba individualios veiklos vykdytojas. Pildomų atveju, tarkim, pirkėjas yra UAB Braškynas. Įrašome PVM sąskaitą faktūrą gaunančiojo kodą, jeigu tai įmonė arba individualios veiklos pažymos numerį, jeigu pirkėjas individuali veikla. Įrašome pirkėjo PVM mokėtojo kodą, jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas, arba paliekame laukelį tuščią, jeigu pirkėjas nėra PVM mokėtojas. Pildomų atveju, tarkim, pirkėjas yra PVM mokėtojas. Ir įrašome sąskaitą faktūrą gaunančiojo adresą. Pirkėjo bei pardavėjo duomenys užpildyti, tad pradedame pildyti PVM sąskaitos faktūros prekių ar paslaugų pardavimo duomenų lentelę. Pirmos eilutės pirmame laukelėje įrašome prekės ar paslaugos eiliškumo sekos numerį. Mūsų atveju tai yra vienetas. Pirmos eilutės antrame laukelėje įrašome prekės ar paslaugos pavadinimą. Mūsų atveju tegul tai bus fasuotos braškės po 250 gramų. Pirmos eilutės trečiame laukelėje įrašome prekės ar paslaugos mato vieneto pavadinimą. Mūsų atveju tai bus vienetai, nes prekės matuojamos kiek dėžučių po 250 gramų. Pirmos eilutės ketvirtame laukelėje įrašome prekės ar paslaugos pardavimo kiekį. Mūsų atveju tegul tai bus 450 vienetų. Pirmos eilutės penktame laukelėje įrašome prekės ar paslaugos vieneto kainą. Mūsų atveju tegul tai bus 3,35 €. Pirmos eilutės šeštame laukelėje turi būti įrašyta prekės ar paslaugos kainos suma. Kadangi naudojame skaičiuoklės šabloną, mūsų atveju kainos suma suskaičiuojama automatiškai. Mūsų atveju yra 1507,50 €. Pardavimo duomenų lentelėje prekių ar paslaugų eilučių gali būti tiek, kiek parduodama skirtingų prekių arba paslaugų. Mūsų atveju tegul bus tik viena eilutė, todėl pereiname prie eilučių sumavimo veiksmų. Žemesnėje, tai yra mūsų atveju antroje eilutėje, paskutinėje skiltyje turi būti visų eilučių suma. Mūsų atveju bus tik vienos eilutės suma ir ji bus lygi 1507,50 €. Dar žemesnėje eilutėje, paskutinėje skiltyje, suskaičiuojamas PVM'as ir gauname 316 € ir suapvalintus 58 centus. Pačioje žemiausioje pardavimų duomenų lentelės eilutėje, paskutinėje skiltyje, yra lentelė su eilučių suma plus PVM'as ir gauname 1824 € ir suapvalintus 8 centus. Ir štai šitą sumą 1824 € įrašome žodžiais po lentelę esančioje eilutėje, o 8 centus ten pat įrašome skaičiais. Telieka įrašyti sąskaitą išrašančiojo duomenis. Įrašome pareigas, tegul tai bus pats individualios veiklos vykdytojas. Ir galiausiai įrašome individualios veiklos vykdytojo vardą ir pavardę. Štai ir viskas. PVM sąskaitos faktūros išrašymas pabaigtas. Jeigu jums šis filmukas naudingas, nepamirškite paspausti patiktuko. Taip pat užsiprenumeruoti individualios veiklos kanalą. Jeigu yra neaiškumų, rašykite komentarų skiltyje. Ačiū už dėmesį.